Važiavom į žaislų pasaulį išrinkti Lėjai dovanėlės gimtadienio proga. Čia labai daug visko yra, tai tikiuosi, kad kažką surasim. Dovana yra, einam ieškot baliono. Dar reikia tortą išrinkti. Labai gerai čia. Truputėlį random, kaip ir mano visi video, bet norėjau parodyti, kokiu fainu Pegaso knygyne radau sveikų guminukų. Tai šitas padarytas 100% iš rašo vaistų produktų ir nėra, žodžiu, jokių konservatų, dažiklių, gliuteno, pridėtinio cukraus, gaisų maistinių skaidulų, veganiškų. Ir dar pamačiau SpongeBob, tai galvojau, paragausim ir šitų. Kokie faini ananasiukai ir jie tokie visi slidus, tokie, visai kitokie negu, tarkim, parduotuviai. Kiek esu mačius, tai šiaip nesu pasinešus labai saldumynų, bet net norisi pačiai paragauti. Ir šitų irgi noriu paragauti, nes irgi įdomu labai. Koks grožis, net atrodo gaila ragauti. Eina sau. Labai skanu. Šitie tai tikrai nesveikuoliški. Dar paragausiu tą 100% braškių, kur... taip atrodo. Labai skanu. Galiu pasakyti sveikuoliški. Skonis ne ką prašiau. Labai skanus. Kas galėjo pagalvoti, kad knygų parduotuviai gali rasti kažkokių įdomesnių, sveikesnių, skanesnių saldumynų. Tai mes šiandien važiuojame į Aleksotą, žodžiu, restoraną Sushi, kur buvom per naujus metus, naujų metų išvakarėse. Ir įsivaizduokit, einam į restoraną, ten viskas nuklota, stalai su padėklais, vien suši ir viskas taip kvepia, taip gražiai atrodo. Ir mums pasako, kad dėje sušių mes jau užsakymų nepriemam. Tai šiandien bandysim nuvažiuoti dar kartą ir bandysim užsakyti, dėl to, kad daug kas sako, kad ten labai skanu. Tai pažiūrėsim ir mes. Labas rytelis, atsikėliau, šiandien tokia pavargus, kad šakės, bet reikia keltis, ruoštis, puoštis ir važiuoti į kirpyklą. Visa tokia užtinus, labai prastai iš tikrųjų. Miegojau šią naktį, bet yra kaip yra, nieko nepadarysiu, akys varva, man visą laiką ašaros bėga, kai būnu neišsimiegojus arba kai saulė šviečia, tai nekokia situacija, kai bandai dažytis ir tau bėga tiesiog tušas nuo akių. Gal geriau iš vis reikėjo nesidažyti. Tai važiuoju šiandien ir kirpyklą. Tai šią savaitę mano vlogas tiesiog bus toksai apie bet ką, žodžiu, ką veikiu šią savaitę. O rytoj jau Lėjos gimtadienis. Tyliai kalbu, nes Lėja dar čia lovai miega pas mane. Bet jo, šios savaitės toksai vlogas gavosi labiau apie maistą. Kiekvieną mėnesį būna tokia savaitė, kur mane traukia maistas labai stipriai, ar ne? O po to vėl visą kitą mėnesį aš nelabai būnu tokia interested, ne? Valgai, bet nėra taip, kad ten kažką labai kreivintum, kad nori to ar ano. Tai
Tai nepergyvenkit, nebus visi vlogai vien tik tais, kur važiuoju, ką valgau. Tiesiog ši savaitė tokia, kad traukia maistas. Na ką, varau kirpyklą, palinkėkit man sėkmės. Tikiuosi išeisiu gražesnė, pagražėjus, o ne atvirkščiai, nes buvo man gyvenime ir taip. Niekada neužmiršiu vieną kartą, kaip nuėjau pas kirpėją ir jinai man taip nušviesino plaukus, kad oranžiniai plaukai buvo ir o tu dieve. Ir sako, patinka ir ten nuėjau ten, sakau, aš grįžau namo, tai visi ten, o tu dieve, ką šitas padarė. Ir geram salone išėjau tragiškas vaizdelis. Dabaigiu kavą ir varau. O, nemažas. Nemažas, bliau. Su rožinė. Šviesesnė. Šitą? Nu tai labą dieną, žiūrėkit, kokia aš jau graži, kaip keista matyti save tokiais šviesiais plaukais. Eina savo labai keista, bet labai esu patenkinta, tiek spalva, tai gavosi grinai, taip kaip norėjau. Ir ta grifka taip patrumpinama irgi kaip norėjau, tai tikrai labai happy, čia balionas lėjos. Nes vakar neradom, tai šiandien nupirkom Megoj. Ir rytoj jau gimtadienis. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena, su gimtadieniu mažytė. Usku, valio! Valio, kam 6 metai? Thank you, Mommy. This is supposed to be confetti, boy. Ir įsigandai? Tėti, padok dovaną. Look on the back. Look on the back. Patinka? Yeah. O ką dar ten gavai? Nah. O, Kas čia?